Sveikinu dviratininkus Marių ir Remigijų pasiekusius Vilniaus centrinį paštą. Įdomu, kaip jie dabar jaučiasi. Sveikas, Remigijų. Labas. Kaip mes jaučiamės? Galėtų nesimato? Nesimato. Šiek tiek pavargę. Veidai iš tikrųjų atrodo džiaugsmingi, visgi atvažiavus daugiau negu 500 km. Pasiekėm Vilnių pagaliau. Vilnius tokias iškart labai geras nuotraukos, kai Vilnių pasakė. Kalniukai, tik tais nusileidžiam nuo kalnų. Super, iš tikrųjų. Labai geras nuotraukos. Kaip apskritai visas šis turas jums sekasi nuo pat pirmos dienos? Nuotaikas visas bendrai tai paėmus. Tik dviem žodžiais galim? Dviem žodžiais. Beprotiškai fantastiškai. Beprotiškai fantastiškai. Super. Ir sakykit, kokį vidutinį greitį palaikot? 90. Ne, pirmą dieną buvo gal 24, pusė galbūt, plius minus. Vakar buvo, man atrodo, 21, 22. Ar ne 23? 23. Ar lengva tokį greitį palaikyti pastovų? Nu, čia priklauso iš tikrųjų nuo vėjo, mes iš tikrųjų... Ne patys renkatės taip greitis? Vėjas kartais yra labai sėkmė. Vėjas sėkmė tada, kai jis yra pavėjuje, aš suprantam. Arba iš šono labai gerai žaidžiant čia. Tada labai sekasi. Labai sekasi. Ir kaip bandot kovoti su vėju? Jeigu jis pučia prieš akis? Barankas lesdami, bananus, šokoladukus, atsigerdami, muzikas paklausydami. Nu čia važiuodamom vien ant rato, vien pakeičia, kitas važiuoja. Ir taip, 2 km. Tai čia tokia technika vadinasi? Tokia technika ir taip taupom jėgas. Taupat jėgas. Ir sakykit, ar neatsiliekat nuo savo kelionės maršruto, kaip sakant, suplanuoto viso? Valandą laiko. Valandą laiko. Tai nėra labai svarbu. Tai nėra svarbu. Nu, ta prasme, šiandieną tai nėra svarbu, kadangi mes esame Vilniuje. Tik 1 valanda. Bet aš šiaip kaip bandot kovoti su visu to laiko, kaip sakant... Truputį reikia paskubėti. Mažiau poilsį. Apie vakarykštį nuotykį norėčiau irgi truputį išgirsti. Naktinį visą tą. Naktinį. Tai gal geriau. Mes vakar turėjom problemų su dviračiu. Bet išsisprendė viskas. Problemos irgi, ar lengvai pavyko išspręsti problemas? Lengvai, šiaip lyginis. Svarbiausias dalykas yra laikas ir pinigai. Laikas ir pinigai, taip. Šiek tiek pinigų ir 2 valandos laiko ir nu, ant ratų sugaišom apie 1,5 valandos. Nu, valandą 20. Sutvarkymu. Pailsėm taip pačiu. Čia taip susidėjo. O šiaip ar poilsiui daug laiko skiriate? Mažai. Ir kur ilsitės iš tikrųjų? Stotelėse. Stojat tiesiog važiuodami, sustojat? Sustojam kartais. Arba šiaip sustojam atsipūsti orą, įkvėpti. Nu, arba sumažinant greitį. Mažinat greitį? Nu, šiek tiek, arba, tarkim, bet nežymiai, taip? Arba galėsiu ilsis automatiškai, ne? Tai vakar važiavote naktį. Kaip sekės naktį mins? O, naktį labai gerai. Labai gerai. Ačiū mūsų. Kad važiavate iš paskas, čia buvo tikrai fantastiška. Vairuotojai Artūrui Žukui, tai... Nes tas šviesas, kur labai padėjo. Viską apšviečia. Labai, aišku. Ir gan gerą greitį palaikėm, tik aišku. Gal kalbant apie kojas, tai... Nu jo, jaučiasi nuovargis, tai vis nuovargis. Ar maistą pakanka? Visi papildai ar padeda jums? Gal ir padeda, jo. Kiek tik daugiau vartot. Daugiau vartot. Tai gerai, gal nebegaišink mūsų. Ir galgi pasakykit dar, kur žada dabar važiuoti po Vilniaus iš karto, tai? Į Zarasus mūsų šiandienos. Šiandienos tikslas Zarasai. Labai jėga. Dėkui. Geros dienos.